Sveiki, mielieji. Už lango Liepos mėnuo, lauke gal koks 30 laipsnių šilumos ir todėl aš manau, kad visai neblogas metas yra pasėdėti vėsiame rūsyje ir sulituoti kokį nors elektroninį prietaisą. Jau labiau, kad artėja mano bendradarbio gimtadienis ir nutariau aš padaryti jam tokią dovaną. Reiškia, prasisiunčiau iš Kinijos detalių rinkinį, reikalinga surinkti vadinamam 3D LED kubui. Na, tai yra toksai žaisliukas. Galima pavadinti jį naktinę lemputę, galima pavadinti sekslentę, čia jau kaip patogiau jums. Žodžiu, esmė yra ta, kad yra iš šviesos diodų surenkama erdvinė matrica 8 ant 8 ant 8 ir gauname tokį šviečiantį, reiškia, kubą. Na, nežinau, ar labai apsidžiaugs mano kolega gavęs tokią dovaną, tačiau man tai, pavyzdžiui, tikrai bus malonu, jeigu viską pavyks padaryti teisingai ir jeigu viskas veiks. Taigi, kas įeina į šitą rinkinį? Įeina maišas šviesos diodų. Na, mūsų atveju šitas kubas bus mėlynas. Taigi 8 × 8 × 8 yra 512, dar neskaitant servisinių šviesdiodžių. Tai štai turime čia tokį maišą diodų, jų čia yra truputėlį daugiau negu priklauso. Montažinė plokštė. Na, kiniečiai jau, nežinau, tai jau tapo taisyklė, jie tikrai džiugina puikia savo šitų konstruktorių montažinių plokščių kokybę. Na, tiesiog daiktelis tiesiog slysta iš rankų. Na ir toliau, čia dar buvo įvairiausių, reiškia, įvairiausių reikalingų tam daiktų. Štai čia vat yra, reiškia, yra turbūt pagrindinis kontroleris, yra, ko gero, čia gal atminties mikroschemos ar kažkokie gal pagalbiniai kažkokie elementai. Viskas montuojasi lizduose. Ką mes čia dar turim? Na, turim čia tokius pinus įstatyti, reiškia, įstatyti savo šviesos diodų kojelėm. Na, čia įvairiausias mechaninės detalytės, čia tokie vat, reiškia, spaceriai, taip vadinami. Varžų rinkinėlis, 2 pikiniai konderiukai, įjungimo mygtukas, pora elektrolitinių kondensatorių. Štai dar tokie jungiamieji laideliai, servisinis šviesdiodis, maitinimo lizdas ir keletas varžų. Taip pat tvirtinimo detalės varžteliai ir taip toliau, dar kažkaip čia. Taip, be abejo, dar yra ir laidas maitinimui. Vienam gale yra USB jungtis, o kitam gale toksai, reiškia, štekeriukas. Prieš pradėdami darbus mes būtinai turime pasidaryti tokį šabloną. Tai yra paprasta lentelė,
Pamatavau atstumus tarp šitų reiškia kontaktinių taškų ant plokštės. Yra 15 mm. Žodžiu, mūsų matricos žingsnis turi būti 15 mm. Ir tai yra pagrindinis kartotinis dydis. Skylutės skersmuo, kaip ir šviesdėdžio skersmuo, yra 3 mm. Tai štai be tokio daikto teisingai ir gražiai sulituoti ir teisingai gražiai sukomponuoti tų šviesos diodų neįmanoma. Sukomponuoti įmanoma, bet bus negražu. Todėl pasidariau tokią matricą, tokį reiškia šabloną montažą. Taip pat dar reikia pasidaryti tokią nedidelę liniuotę. Čia tiesiog paėmiau kartono gabaliuką storą, atpjoviau, kad galėtume vienodu atstumu užlankstyti diodukų kojeles gražiai. Tiesiog turi būti lygi viena briaunelė tokios liniuotės ir viskas. Nežinau, čia kokia gal 3-4 mm storio. Tai daugiau ką, tiesa, dar yra atvažiavęs iš Kinijos toksai akrilinis korpusas šitai visai konstrukcijai, nes jeigu jau daryti žmogui dovaną, tai kažkiek tai negi įteiksi tokį viską tokiam, kaip pasakyti, orinio montažo stiliuje padarytą daiktą. Tai yra tiesiog korpusas, tai yra jis padarytas iš organinio stiklo, padengta tokiu kol kas apsauginiu popierium, aš jo kol kas nenuplėšinėjau. Tai kada baigsim visus elektrinius darbus, pabandysim jį sukišti į šitą korpusą, kad būtų malonu žiūrėti, būtų malonu į rankas paimti. Taigi, pradėkime savo montažą. Kad būtų lengviau orientuotis, siūlau pasižymėti, reiškia, kraštinę orientuotą į minusinius išvadus ir kraštinę orientuotą į pliusinius išvadus. Žodžiu, tokiu principu bus renkamos visos 8 matricos. Štai, reiškia, diodo minusinis išvadas yra trumpesnis, todėl sukaišėjame į pirmą eilutę diodus atsuktus minusinių išvadų į mūsų pažymėtą minusą. Štai sukišau mūsų šviesdėdžius, dabar pliusinę kojelę tiesiog užlenkiam pagal lygiagrečiai pliusiniai linijai ir sudedam jas vieną ant kitos. Štai, dabar imam lituoklį ir sulituojam visas pliusinės kojeles. Kadangi lituosime daug, ilgai ir nuobodžiai, tai aš visiems rekomenduoju naudoti kažkokią tai ventiliaciją, kad nupūsti dūmus nuo panosės. Tiesiog, kad neįkvėpinėti dūmų. Tiesa, dar užmiršau pasakyti, kad aš vis tiek nutariau kojeles truputėlį patrumpinti. Tokius, tas pliusinės kojeles, kurias dabar lituosim į vieną liniją, aš nutariau patrumpinti, nes man kažkaip pasirodė, kad lyg tai čia bus per daug metalo šitoj konstrukcijai. Tai štai, nukarpiau kojeles, maždaug litavimo ploto, litavimui ilgio palikau po kokius porą milimetrų ir dabar gražiai, tvarkingai reikia
visus tos diodukus sulituoti į vieną liniją. Taigi, sulitavome pirmą diodo eilutę, kol kas ją ištraukėm iš savo šablono. Štai toks vat išėjo rezultatas. Na ir aišku, dabar ne pro šalį būtų patikrinti, ar šviečia tie mūsų diodai. Šiaip tikrinti reiškia tos diodus aš siūlau kuo dažniau, nes kada jau, jeigu jų netikrinti, tai sulituosi matricą. Jeigu išaiškės, kad kažkur tai pačiam vidury yra nešviečiantis diodas, tai manau, kad tikrai nebus taip lengva jį pakeisti. Taigi štai, kabinam prie mūsų bendro pliuso pliusiuką ir kiekvienam diodukui paduodam 3 voltų įtampą. Štai tokiu būdu reikia daryti viską labai atidžiai ir neskubant, nes jeigu sukeisime kojelių poliarumą, tai gausis šnipštas. Na, koks šnipštas? Na, švies diodis tiesiog nešvies. Su pliusiniam kojelėm padarysim tą patį, ką ir pirmame variante. Mes jas suguldysim vieną ant kitos, bet jos jau reiškia užsitrumpins žemesnėme lygyje. Ir išeis taip, kad jeigu mes žiūrėsim vat, iš šitos pozicijos, iš kokios žiūrime dabar, tai mūsų pliusas atsidurs žemesnėme lygyje negu minusas ir jokio trumpo sujungimo neįvyks. Taigi, minusinės kojeles taip pat
truputėlį patrumpinau ir dabar lituoju prie gretimų diodų minusinių kojelių. Tvarkingai paguldom ant viršaus ir prilituojam. Skirtingų polių išvadai guli skirtingose lygiuose, todėl jokio trumpo jungimo nebus. Taigi, mielieji, reikalai juda į priekį, gal ne taip greit, kaip norėtųsi. Sulitavau 7 šviesos diodų eiles ir beliko mum įlituoti tą pačią pirmąją, kurios reiškia minusinės kojeles mes palikome tiesias. Esmė ta, kad šitos tiesios minusinės kojelės mums bus reikalingos jau montuojant reiškia erdvinę matricą, bus reikalingos, kad galėtume prisijungti prie gretimos, pavadinkim ją, diodų plokštės. Tai štai patalpinam savo reiškia diodų pirmąją eilutę. Dabar nežinau kaip čia pasielgti. Pabandysiu tiesiog pakišti po minusinėmis kojelėmis šitą savo šabloną ir tiesiog pabandysiu štai šituose taškuose sulituoti, reiškia, pirmos eilutės minusinės kojelės su esamomis minusinėmis kojelėmis ir galiukus pabandysiu nukarpyti. Štai. Ir mūsų pirmoji diodų plokštė bus baigta. Pabandykim prilituoti pirmiausia kraštiniuose taškuose. Galbūt bus patogiau darbuotis. Kągi, turime pirmąją diodų plokštę. Štai, išimkime mes ją dabar iš savo šablono ir manau, kad reikėtų ją protestuoti. Siūlau patikrinti tokiu būdu visą matricą, kad būtume tikri, jog viską padarėte teisingai. Nes kuo toliau stumsimės pirmin su surinkimo darbais, tuo bus sunkiau pakeisti kažkokį tai negerą šviesdiodį. O man vis dėlto atrodo, kad kiniečiai ne šiaip sau vietoj 512 diodų įdėjo 550. Matomai jie patys turbūt supranta, kad broko koeficientas ganėtinai didelis jų produkcijai. Taigi, mielieji, praėjo kažkiek laiko
ir sulitavau 8 va tokias va dvimatės diodinės matricas. Iš viso 500 berods 12 šviesos diodų. Kiekvienas diodas turi 2 litavimo taškus, taigi 1024 litavimo taškai. Galiu pasakyti tik tiek, kad jeigu pasiryšite surinkinėti šitą daiktą, tai šviesos diodus lituoti matricas išmoksite tikrai neblogai. Iš pradžių truputėlį keblų, iš pradžių lyg tai pirštai painiojasi, bet bedirbant yra atidirbama kažkokia tai technologija ir kuo toliau, tuo darbas einasi greičiau. Taigi, tolimesnis etapas. Dabar turime savo spausdintinę plokštę. Iš vienos pusės bus montuojamos mikroschemos ir kažkokie dar elementai, o iš kitos pusės bus reiškia patalpintas tas mūsų diodinis kubas, diodinė matrica. Yra tokios kojelės, kadangi kai kurių kojelių litavimo taškai yra po mikroschemų lizdais, todėl šiuo etapu mes turim pirmiausia sulituoti reiškia šitos laikiklius, šitos pinukus. Viso labo jų yra 72. Reikia pašalinti šitą, manau, kad reikėtų pašalinti šitą plastikinę izoliaciją. Gal aš to ir nedarysiu, tiesiog nežinau, kaip jie čia, ar jie čia gražiai lūžinės. Nelabai jie čia gražiai lūžinėja. Turbūt vis dėlto aš pašalinsiu tą plastikinę izoliaciją ir sulituosiu plikus geležiukus. Taip, svarbiausia yra nesumaišyti pusių. Nesumaišyti, iš kurios pusės turi stovėti mūsų pinukai. Na, manau, mintis aiški. Kai sulituosiu pinukus, tada papasakosiu, ką toliau darysim. Taigi, įlitavau laikiklius diodiniai matricai. Viso labo jų yra 72. Žodžiu, dabar galima įlituoti mikroschemų lizdus. Mikroschemų lizdų yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vienas yra didesnis, tai matomai yra kontrolerio lizdas, o kiti mažesni. Gal kokios atmintis, ar buferiai kokie, ar registrai, nežinau. Į tai nesigilinau. Taigi toliau lituosime
mikroschemų lizdus. Juos reikia sudėti kaip priklauso. Štai čia vat turime, reiškia, tokį iškirpimą, raktą vadinamą, ir plokštėje taip pat nupaišyti kontūrai su iškirptais raktais. Taigi, tokiu pat būdu ir sudėliojam lizdus į vietas. Taigi, dabar galima įlituoti mikroschemų lizdus, laikiklius. Štai vieną lizdą įlitavome, tokiu pat būdu įlituosime ir likusius. Kitas etapas, reiškia, šioje vietoje nuo R3 iki R10 reikia įlituoti štai šitas varžas, berods 510 ohmų. Taip pat reikia įlituoti varžų rinklę. Tai vat taip jinai atrodo. Varžų rinklė čia vat prie didžiosios mikroschemos, turbūt prie pat kontrolerio. Kvarcą, 2 kondensatorius nedidelius keramikinius. Iš kitos pusės, reiškiasi, lituojasi šviesos diodas, taip pat 2 elektrolitiniai kondensatoriai. Taip, kas čia dar pas mus yra? Aha, dar yra vat 4 va tokios varželės. Jis taip pat čia kažkur iš šitos pusės lituojasi. Maitinimo jungtis, jungtukas paleidimo. Na ir atrodo, kaip ir viskas, daugiau čia nieko labai tokio ir nėra. Taigi, pradėkim lituoti nuo varžų.
Taigi, visi elementai lituoti. Dabar reikia nukarpyti kojeles ir nuplauti plokštę nuo kanifolijos likučių. Štai, nukarpėme kojeles elementų, dabar prisipilsiu kažkokią tai talpą spirito ir švariai viską nuplausiu. Na, pastebėjau, yra čia dar viena tokia jungtelė, J3, bet manau, kad jinai yra skirta programuoti kontroleriui. Ir kadangi jau čia šitas daiktas parduodamas kaip pabaigtas gaminys, kaip konstruktorius, tai programavimo jungties čia jokios niekas ir neįdėjo. Ne? Galbūt, nežinau, galbūt čia USB lizdas kažkoks turi būti ar kažkas panašaus. Taigi, ne taip tai svarbu. Dabar reikia švariai viską nuplauti ir bandyti pajunginėti jau šviesos diodų matricą. Baigiau pagrindinius montavimo darbus. Štai, sukaišiau į lizdus mikroschemas. Reikia jas sudėti taip, kaip parodyta, kaip rodo raktai lizduose. Priešingų atveju tikrai niekas neveiks. Sulitavau visas detalės, nuploviau plokštę su spiritu ir sumontavau mūsų LED matricas. Dabar kaip reikia montuoti, reiškia, diodukus. Tarkim, tai yra galinė panelės pusė. Taigi, šitoj pusėje, kur yra mūsų maitinimo jungtis ir įjungimo mygtukas, yra dvi pinukų eilės. Ir pinų čia iš viso yra 72. O panelių yra iš viso 8, kiekviena turi po 8 pliusinius išvadus. Reiškia, į apatinius pinus susistato mūsų pliusiniai šviesos diodų išvadai. Visai nėra svarbu, kaip į kurią pusę orientuoti šviesos diodus. Reiškia, šviesos diodus, į kurią pusę pasukti šviesos diodų priekį, taip sakykime. Man patiko, taip aš pasukau į priešingą pusę nuo mūsų, reiškia, galinės tos panelės, nuo galinio panelės krašto, jeigu taip galima jį sąlyginai pavadinti. Tačiau galite pasukti taip, kaip jums geriau, reiškia, galite save pasukti, vat, kaip dabar aš sėdžiu. Tai visai nesvarbu. Svarbiausia, kad pliusiniai visų šviesos diodų išvadai būtų sukaišioti į
pliusinius pinukus. Šitie reiškia, šitie pinai apačioj apsprendžia mūsų šviesos diodo išrinkimą X ir Y ašyse. Reiškia, kuris diodas reiškia, užsidegs žiūrint va šitokiu va atžvilgiu. Reiškia, čia netgi ir pažymėta ant panelės yra X ir Y orientacija, X ir Y ašis. O dar 8 pinukai yra reikalingi paduoti žemės potencialą, minuso potencialą į kiekvieną matricos aukštą. Reiškia, šitie 8 pinai yra reikalingi apspręsti mūsų šviesos diodo užsidegimo vietą, taip sakykim, Z ašies atžvilgiu. Na, galim palyginti taip, kad jie išrenka, kelintam aukšte užsidegs šviesos diodas, kelintam aukšte užsidegs langelis. Tai štai tokiu principu ta matrica ir montuojasi. Kai aš sulitavau visus, reiškia, visas panelės, reikia būtinai sujungti jų minusinius polius į vieną eilę. Tai yra, žodžiu, sulituoti į krūvą tos visus minusinius išvadukus, kuriuos mes buvom palikę. Šitoj pusėje, reiškia, galima ir nelituoti jų, tačiau ant viršutinės briaunos aš padariau tokį, kaip ir, stangrumo tokį, dėl stangrumo įlitavau laidelį ir paskutinę aukšto minusinius polius sujungiau dar ir šioje kraštinėje. O šiaip, reiškia, jeigu yra viskas teisingai sulituota, jeigu nėra kažkokių tai neprilitavimų, tai visi diodukai tvarkingai minusų pasidalina. Kai mes sulituojame minusinius polius iš tos pusės, kur buvom palikę minusinius išvadus. Tai štai, toksai išėjo gaminys. Galutinis vargų rezultatas. Sudėjau mūsų ledinį kubą į tokį akrilinį gaubtą. Na, atrodo tikrai neblogai, tačiau šitas akrilinis gaubtas, jisai turi ir trūkumų. Jis labai bijo braižymo ir labai nusitepa nuo pirštų. Šitą gaubtą pirkau jau, kaip matėte, visos detalės buvo aptrauktas tokiu apsauginiu popierium, bet norint surinkti šitą konstrukciją, tą apsauginį popieriuką vis tiek reikia nulupti. Niekur nuo to nedingsi. Štai radau dar pas save tokias keturias tokias plastikinės kojeles prisukau. Na, čia daugiau viskas elementaru. Plokštė prisitvirtina ant tokių bronzinių speiseriukų. Prisisuka keturiais varžteliais, reiškia, kojelės ir paskiau viršuj yra tam tikros išpjovos ir jas tiesiog įsukus varžtą ir veržlytę. Šitos visos detalės susikabina, susitraukia ir konstrukcija patampa ganėtinai stabili. Mūsų įrenginėlis maitinasi nuo USB lizdo, taigi tinka bet koks
USB lizdas, kuriame būtų 5 voltų įtampa. Tai gali būti koks nors telefono pakrovėjas arba kompiuterio USB jungtis. Visiškai nesvarbu. Štai čia aš turiu tokį telefono pakrovėją. Jame yra 2 išėjimai, 1 ir 2 amperų. Netgi įkišus į 1 ampero išėjimą, šitas maitinimo blokelis puikiausiai susitvarko su šiuo LED kubu. Taigi, pamirksėkim truputėlį. Tai štai, noriu pasveikinti Povilą su gimtadieniu ir jisai šitą mano dovanėlę tikrai gaus. Na, nežinau, patiks, nepatiks, tačiau dirbau, stengiausi, tikrai man, kaip pasakyti, malonumą suteikia pats procesas, pats darbas ir rezultatas. Na, o galutinių produktų tegu jau džiaugiasi jubiliatas. Nežinau. Man atrodo, kad turėtų toks daikčiukas patikti. Tai štai, mylėjai, su jumis kol kas atsisveikinu. Iki naujų projektų, iki naujų susitikimų, prenumeruokite mano kanalą. Laukiu objektyvios kritikos.